Sveiki visi, alaus virimo diena. Šiandienos tema Indian Pale Ale IPA. Pilnas pavadinimas būtų Nectaron IPA. Nectaron tai čia yra apiniai, pakankamai švieži mūsų rinkoje. Lietuvoje tiesą pasakius dar nemačiau, kur būtų galima įsigyti, dėl siunčiuosi iš Lenkijos. Bet tai yra pakankamai nauja veislė iš Naujosios Zelandijos ir toks turinti išraiškingą tropinių vaisių, kaulavaisių skonį ir kiek bandžiau jau keletą partijų virti, man labai patiko, todėl juos naudoju toliau. Tai va, Indian Pale Ale pakankamai mėgstama mano alaus rūšis, kad dažnai verdu ir pakankamai mėgstu gerti. Pagrindiniai ingredientai bus Maris Otter Pale Ale, tai yra čia pagrindinė bazė, 5 kg eis, tada eis kvietinio salykla pusę kilogramo, pils salykla 0,7 kg ir avižinių dribsnių pusę kilogramo, viso 6,7 kg medžiagų. Apiniai 2 rūšiais, citra ir nektaronas. Mielės, kurias naudosiu, bus Lallemand, Dunstar, New England. Tai va, šiaip kiek dariau Indian Pale Ale partijų, man su šito mielėm labiausiai patiko gautas rezultatas. Pagal receptą eina 6,6 litro ro arba beveik distiliuoto vandens, tada įdėsime šiek tiek chemijos komponentų, kaip druskos, Epsom druskos, fosforo rūgšties ir kreidos. Tai va, viską maišome ir pilame pradžiai į mano turimą Brimonko puodą 24 litrus vandens ir visų priedų. Turiu iš karto atsifiltravęs ro vandens, porą bakelių. Mums reikia 6,6 litrą. Litrais truputėlį čia gausi. Dar šiek tiek pilsiu. Chemija prasiskiest. Ir galime pilti vandenį. Kol bėga vanduo, susitvarkysiu chemiją. Man reikės kreidos 3 gramų, druskos 2 gramų, Epsom 2 gramų ir 75% fosforo rūgšties 5 ml. Daug išnaudota, sunku pasemti, įtraukti iš švirkšto. No, 5 ml. 22. Sustojam. Kol atsisversim kitus dalykus.
Taip, turim narkotikų dilerio svarstyklytes ir sversim per reikalingus komponentus. Kreida 3 gramai. Magnio sulfatas, Epsom. Reikia 2 gramų. Gramai. Pat reikia druskytės 2 gramų. Gramai. Ir viską gerai išmaišyti, kad ištirptų. Taip. Tirpaliuką pilame į puodą. Vandenį išnaudoju gręžinio. Vanduo pas mane yra iš gręžinio, aš jį perleidžiu per nugeležinimo filtrą. Dar stovi pas mane ir nukalkinimo filtrai, tačiau ten iš kalcio keičia vandens sudėtį į natrį ir čia protingos galvos sako, kad tai nėra labai sveika ar gerai alai, todėl aš naudoju tik nugeležintą. Buvau pasidaręs to būtent vandens tyrimus laboratorijoje, išsiaiškinau jų sudėtį ir tą sudėtimi remdamasis visada skaičiuoju būtent pagal alaus rūšį, tipą, profilį, kokia vandens sudėtis turi būti. Ir pagal remdamasis būtent laboratorijos duotais duomenimis bazinių vandenių, žinau, kiek reikia raw vandens ir kiek dadėti atitinkamai kitų komponentų. Kalcio, kiek druskos, kiek fosforo rūgšties ir visos tos skaičiuoklės yra interneto platybėse ir gan lengvai pasiekiamas. Man čia padėjo pradžiai pačioj kolegos aludariai, paaiškino gal kažkiek tais, davė netgi Excelinę skaičiuoklę, įvedė į vėžes ir aš, kai pradėjau to naudotis, taip ir iki šiol naudojas. Žinau, kiek čia teisybės finale gaunasi, galbūt laikui bėgant gręžinio vandens kokybė keičiasi, bet aš jau to nebeįtakosiu, čia ne laboratorija pas mane, bet, sakykime, rezultatas tenkina, tai aš naudoju ir darau taip, kaip visą laiką dariau, sakykime, nekeičiu niekada procedūrų. Tai va, reikia dabar susiprogramuoti puodą. Aš visada darydamas IPA alų darau keletą pauzių. Prie 40 laipsnių 20 minučių, 63 laipsnių 40 minučių, 66 laipsnių 40 minučių, 72 laipsnių 10 minučių ir, sakykime, tekinimas prie 78 laipsnių. Nežinau, kiek čia teisybės visokių nuomonių sklando, kad galbūt tiek daug pauzių nereikia, bet vėlgi aš kažkada susidariau pagal tai receptą, jau ne viena partija išvirta, alus gaunasi man priimtinas, man skanus, geriamas ir aš kažkaip nieko ir nekeičiu. Gal tik tais, kadangi pats pačioj pradžiai susidūriau su begalė klausimų prieš virdamas alų, nusipirkęs puodą, kaip naudoti,
kokios temperatūros, kokie galingumai teno, tai vėlgi padedamas draugų aludarių atsirinkau savo tinkamos procedūras, galingumus ir juos naudoju, tai galiu ir dabar paviešinti, sakykime, pagrindinis įkaitimas eina ant maksimalaus galingumo 2,5 kW, salinimą naudoju apie 1,9 kW dažniausiai nustatyta ir tekinimui lygiai ta pati temperatūra. Žinau, kažkiek tais būna prisvilimų, bet jų nėra labai daug paprastai. Tai, sakykime, man pasiteisina šitie dalykai ir aš juos naudoju būtent su Preumonku 35 litrų puodu. Gerai, programuojam. Na, o kol vanduo kaista, reikia susitraiškyti salyklą. Naudoju tokią Gorilla Grain traiškytuvą. Nusipirkau prieš porą metų, gal kai pradėjau virti ir man labai patinka, labai patogus. Rankiną tiesą nuėmiau kaip bajoras ir gal kam ne feng shui, bet naudoju suktuką. Tai va, sutraiškau salyklą. Receptą jau minėjau, jeigu ką, nuoroda bus įsekta vaizdo video aprašyme. Tai va, gerai, malame. Nu va, traiškymas baigtas. Kartais dar man, ne kartais, o pačiai prakyla klausimų, kokiugi stambumų traiškyti. Teorijos sako, kad grūdas turi skilti į 3-4 dalis. Pagal mano skalę aš nusistačiau. Čia yra 0,065. Pagal šitą skalę nustatytas grubumas mane tenkina, man pavyksta išgauti tinkamą efektyvumą, kuris siekia apie 80%, mane tenkina ir aš nieko ir nekeičiu daugiau. Gerai, einam dėti maltą traiškytą salyklą į puodą. Vanduo kaista. Prieš dėdamas salyklą surenku vidinį puodą. Eina 2 sietai. Viršutinis ir apatinis. Kišiu šitą vamzdelį, kad nedulkėtų į vidų. Ir pradėsiu berti salyklą. Kaip dulka. Šiaip beriu per kelis etapus. Laikai bėręs, gerai išmaišau, viskas gerai sudrėktų.
maišymas tikrai padeda. Pirmi patys virimai, gal 1-2, su efektyvumu nelabai pasisekė ir išvedžiau. Padariau išvadą, kad tiesiog kankamai blogai išmaišiau. Nes kai pradėjau gerai maišyti, efektyvumas pasitaisė. Ir čia Facebook'e buvau prisiskaitęs, kad naudojame salindami viršutinio sieto, o reguliariai gerai išmaišome, permaišome, kad daugiau atiduotų cukrų į misą, bet pabandžiau vieną kartą, efektyvumas buvo tragiškai prastas, todėl grįžau prie klasikinio sprendimo. O, kas čia papuolė dar? Prie klasikinio sprendimo užpilam salyklą, vieną kartą gerai išmaišome, uždengiame sietą ir paleidžiame cirkuliuoti. Taip, kažkur turim alyvų dribsnių. Dėsime. Viską gerai išmaišome. Uždengiame. Pirmoji pauzė bus prie 40 laipsnių. Vėlgi, čia prisiskaitęs teorijos. Įsiskaičiau, kad prie tokios temperatūros vyksta tokie procesai, kurie suskystina, susakant, salyklą, per salyklą lengviau prabėga vanduo. Tai netaip užkemša ir cirkuliacija vyksta geresnė. Bent jau blogiau tikrai nepavyko, o manau, kad šiek tiek ir pasiteisina. Todėl pirmoji pauzė 20 minučių yra prie 40 laipsnių temperatūros. Yra tam tikras ir mokslinis pavadinimas šitos pauzės. Aš neatsimenu. Tačiau aš ją naudoju. Ypač kai būna puodas pridedamas dribsnių, kas irgi sunkina prasigėrimą skysčio kiaurai. Apskritai aš šitą 35 litrų puodą sudedu turbūt maksimalų kiekį salyklo. Tai, sakykime, viršutinė riba, kurios stengiuosi ir neviršti yra 6,7 kg, kad neprarasti efektyvumo. Mažiau irgi stengiuosi nedaryti, nes automatiškai tiesiog mažiau alaus gausi. Tai išnaudoju maksimaliai kiek įmanoma šitą, sakykime, puodo tūrį. 6-7 kg ir tam, kad geriau cirkuliuotų skystis, darau 30 laipsnių pauzę. Taip, uždėsim kailinukus, kad energiją taupyt. Alkūnę. Ir kol viską padarėm, jau 38 su trupučiu laipsnių. Jungiame siurbliuką, tegu cirkuliuoja. Kol kas ant maksimalaus prabėgimo, kai pradės šiek tiek kištis, sunkiau
sunktis skystis, tada reikės srautą sumažinti tam, kad nebėgtų per vamzdelį tiesiai, o viskas bėgtų per salyklą ir sąlygus. Tai va, gerai, tegu dirba. Kol vyksta salinimo procesas, susisversiu visus apinius, kuriuos naudosiu. Bus keli užėjimai. Tai pirmas užėjimas likus 60 minučių virimui bus citros 15 gramų dėl kartumo. Sversim pirmą delį. Pirmas. Tada citra 10 minučių 25 gramai. Ir tas pat 10 minučių 50 gramų nektarono. Pasi atskirą bersiu. Turiu lygiai 50 gramų pakuotę, tai iš jos ir nepilsiu. Čia antras užėjimas. Ir tada prie Whirlpool 75 laipsnių citros eina 30 gramų. Kai išvirusio mistos temperatūra nukrenta žemiau 78 laipsnių, subėrus apinius, nebevyksta kažkoks cheminis procesas, kurio metu apiniai duoda kartumą. Tada apiniai duoda tik tais aromatą. Citra irgi nuostabiai kvepia 30 gramų. Todėl šios suversiu prie 75 laipsnių temperatūros visos. 30. Ir tada dar 80 nektaronus. Citros lieka lygiai tiek, kad užtektų šaltam apiniavimui jau fermentacijai peržengus į antrą pusę. Taip. Gramų. Daug apinių, bet čia yra IPA. Labai mėgsta apinius. Va. Ir trečio užėjimo apiniai paruošti. 1, 2, 3. Gerai. Einam toliau. Salinimo procesui įsivažiavus, temperatūrai kylant, skysčio pralaidumas per salyklą mažėja. Todėl norint, kad skystis labiau skalautų salyklą ir pasimtų visus reikalingus cukrus, o nebėgtų per vamzdelį tiesiai į apačią, persipilimo, kad nebūtų, pareguliuoti reikia srautą. Jį primažinam, nes pompa matyti užpumpuoja daugiau skysčio, negu kad jis spėja prasisunkti per salyklą. Tai va, rankiniu būdu pareguliuojam, maž palaikom ir toliau procesas vyksta. Dabar 61 laipsnius, tuoj pasiek 63 laipsnius ir 40 minučių salytis. Na va, pasidėjo 63 laipsnių pauzę,
40 minučių salinimo. Per šį procesą bus pasiimti pagrindiniai cukrus, kurie gerai fermentuosis, kuriuos mielės labiausiai yra valgys. Tai va, kol procesas vyksta, truputį apie save gal dar papasakosiu. Alų verdu jau virš 2 metų, tai sakykime tikrai nėra didelis laiko tarpas. Susidomėjau, pasakau, čia yra COVID-o pasekmė ir užsiėmimas, kai atsirado daugiau laisvo laiko, buvo kuo užsiimti. Tai va, pradėjau nuo kito, sakykime, liaudyje vadinamų konservų, kuriame mėsa jau yra koncentruota, parduodama, praskedi su vandeniu, įdėti, jeigu reikia, cukraus, mielių ir fermentuoja elementariai. Va, tai pusę metų pasižaidęs, supratau, kad man šitas procesas įdomus ir sprendžiau investuoti į kitokią gamybą, kur jau eina viskas nuo salyklo traiškimo, salinimo, tekinimo ir toliau jau tas pats procesas, kuris buvo su kitais. Tai va, įsigijau Brimonko puodą, 35 litrų, jau dirbo virš 2 metų. Išvyręs tikrai ne vieną 10 partijų šitas puodas, kol kas man jisai pilnai pasiteisino, jis mane patenkina tiek pagal kiekį, tiek pagal procesus. Aš atsidirbęs esu, kad kilnoti būtų nesunku, kad išpilimas į fermenterį yra patogus man labai. Ir žodžiu, kol kas mane šitas puodas pilnai tenkina. Tai va, kodėl darau video šitą? Vėlgi, kai pradėjau virti, buvo begalė klausimų. Teoriškai atrodo viskas čia ok. Sutraiškai, salinį, tekinį, prisiskaitai, gal filmukų pažiūri, bet principe tokių detalių, kurios iškyla klausimai, pradėti daryti, pradedant temperatūros, pradedant kaitinimo galingumus, ar ne? Pirmas vandens užpilimas, kiek užpilti, visi tie nuansai, kurie pradeda lysti tik tada, kai tu juos darai. Teorijoje viskas atrodo gražiai, paprasta, čia nėra ką veikti. O kai pradedi daryti, tada, o kaip čia ta, o ką po to, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, šiaip tiek skaitinėjau, žiūrinėjau, su kolegom aludariais bendravau, kurie kiekvienas papasakojo, nes čia yra irgi įvairiausių kelių, kaip kažką pasiekti. Aš atsirinkau savo, tai, kas man pasiteisino ir tiesiog tai naudoju. Efektyvumo pasiekiu apie 80-80%. Būna kartais galbūt nepasiseka, tai 75, bet žodžiu, procesus atidirbau ir juos toliau kartoju, galbūt šlifuoju, mažai reikia galvoti, ką daryti, po ko daryti, jau viskas darosi, galvoju, automatizuoti. Tai vat, ir virimo procesas kol kas tik tai džiugina, ypač džiugina tada, kai rezultatas džiugina. Rezultatas dažniausiai džiugina. Tai vat, tiek, tegu toliau salinasi. Gal dar trumpai apie receptūras. Receptus aš dažniausiai, bent jau pradžiai, pakopijuodavau. Kažkaip naudojosi aludarių klubo skaičiuoklę, bent jau man ganėtinai patogi. Pasirinkdavau norimo stiliaus alų, pasižiūrėdavau jo įvairius receptus, dažniausiai turbūt akis krypdavo į tuos, kurie turėjo kažkokių apdovanojimų, ar daug komentarų, daug virimų ir juos naudodavau. Kažkiek pamodifikuodavau pagal situaciją, ką turi, ką gali įsigyti. Laikui bėgant kažkiek tais pakeisdavau ir tas receptūros, taip sakykime, ir gimdavo. Dažniausiai neslėpsiu, kopijuojant. Tai vat, aludarių klubo skaičiuoklė yra ganėtinai patogi.
nuspausdinus receptą, matai, kiek ko reikia supirkti, galima naudotis ir atsargų, skaičiavimo opcija, kad pasipildai sandėlį, susėdai viską, ką reikia, kai verdi alų, atsargas nurašai ir visada matai, kiek kokių turi likusių komponentų. Kaip taisyklė, dažniausiai naudojama salykla pils perku maišą, visus kitus, dažniausiai vieną, kartais dviem, labai retai 3 receptams į priekį papildomai vienu pirkimu. Dažniausiai 1 arba 2 virimam į priekį žiūriu, ko man reiks, susikomplektuoju. Labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra geri tiekėjai, kurie tikrai parūpina puikių salyklo, puikių mielių ar apinių ir tas dalykas taip ir vyksta. Tai va, efektyvumą skaičiuoju aš visą laiką pre-boil, tai yra prieš virimą ir tam naudoju Brewers Friend skaičiuoklę internetinę. Vėlgi suvedi visas medžiagas, kurias salykla ką naudojai, kokius kiekius, kokį kiekį gavai misos ir ten puikiai matosi, koks efektyvumas tavo gausi misos. Tai va, pagrindiniai įrankiai, kuriuos naudoju virimui, būtų tokie. Kol vyksta salinimo procesas, pradedam ruošti šiltą vandenį, kurį pilsime į misą. Jau dar praskalausime salyklo likučius, kad pasimtume galutinį cukrų. Toks improvizuotas šildymo indas, žymėta vandens kiekis, viduje įdėtas elektrinis tenas, spiralė, geriau matytųsi, dėtas termometro daviklis ir užstatyta 80 laipsnių temperatūra. Kai vanduo užkais, pradės cypti, mus galima išjungti. Tai va, pasiruošiam karšto vandens. Kol vyksta salinimo procesai, pradedam ruošti fermentavimo talpą. Aš naudoju slėginį fermenterį, fermentazaurus. Jisai konusinio tipo. Kažkaip įsigijau, man jis patiko, pasisiunčiau net antrą ir naudoju. Jisai yra išplautas po paskutinio virimo, fermentavimo iš tikrųjų ir dabar tiesiog jį praskalausiu sanitizeriu. Sanitizerį aš turiu paruoštą indą, dažniausiai taip ir darau, pasiruošiu ir naudoju kurį laiką. Naudoju Starsan HV koncentratą, jisai putoja, bet kažkaip įpratau, man jisai patinka. Teorija rašo, kad tirpalą reikia sunaudoti greitai, ta prasme jo kaip ir negalima laikyti. Bet vėlgi išskaitinėjau iš įvairių formų, ir žmonės, suprantantis, draugantis su chemija, parašė yra, kad jeigu tu jį padėsi, paslėpsi nuo saulės spindulių, negaus ultravioleto, jisai gali stovėti gan ilgą laiką. Pagrindinis požymis, kuris rodo, sakykime, jo nebeefektyvumą, sanitizerio būtent savybių sumažėjimą arba praradimą, tai būna praradimas skaidrumo, jisai pasidaro balzganas. Aš čia turiu purškiklį analogiško metu padarytą, jisai jau, jeigu pažiūrėsite įmiau, yra nebeskaidrus. Jis toksai jau balzganas. Tai reiškia, jo efektyvumas yra ženkliai kritęs. Bet jisai stovėdavo su mane
Eliniai ir saulės gaudavo visko. O čia indas, kuris stovėjo paslėptas nuo ultravioleto. Ir iš jo sanitizerius bėga jau žymiai skaidresnis. Jau jis neturi to balzganumo tiek, kiek tame inde. Įsipilam dar sidrėlį. Nusėda visi burbulai ir jisai pasidaro skaidrus. Tai vat, štai paruoštas fermenteris bus tinkamas fermentavimui. Tada susirenkame visas detalės. Plastiku reikia atsargiai. Vienintelis jo minusas yra tas silpnumas. Plastiko dar nebuvau prasukęs, bet manau pasistengus tikrai tą galima padaryti netyčia. Sukam termovėlį, irgi patogus dalykas, jį paskui kišasi termometro daviklis ir galime stebėti, kokia yra temperatūra visos viduje. Ne kaip taisyklė fermentavimo procese būna ženkliai kokiais 3-4 kartais, net 5 laipsnių didesnė už išorės temperatūrą. Taip, truputėlį, kad taip galima praskalauti. Visas paviršius gautų kontakto. Šitą indą paliksiu irgi su skysčiu sanitizeriu. Jis dar naudojamas. Kitą išpilsime kitam kartui naudoti. Čia dar liko nemažai putų, bet nieko baisaus. Ras, iki kol bus reikalinga, pasišalinti. Turėsim dar vieną priemonę, kaip tai galima padaryti. Va.
alinimas baigtas. Ir dabar pradėsim kalavimą, gal čia teisingiau būtų pavadinti. Jau apie 10 minučių yra 78 laipsniai. Siurbliukas pumpuoja misą per savyklą ir nuiminėja, nuskalauja visus reikalingus cukrus į save. Dabar dalį misos supilsiu. Į atskirą talpą. Tuo pačiu užpildysiu švariu vandeniu puodą. Nupilsiu apie 12 litrų, o pripilsiu apie 9-10 litrų švaraus vandens. Ant viršaus, kad dar kartą paskalautų likusi salyklą ir pasimtų kiek įmanoma daugiau to cukraus iš jo. Turim užkaitusi vandenį 80 laipsnių temperatūros. Ir prisipilame dehidratuotą indą. Taip. Misa jau sunkiai geriasi per salyklą, bet procesas vyksta. Čia dugno dar likę. 5 litrus. Dar pasigeria į apačią. Nu, 12 litrų nubėgo. Litriukai karšto vandens. Dar 4 litrai. Dabar galim toliau paleisti cirkuliaciją. Ir likusį laiką, čia likusias 8 minutės, dar prasiskalaus praskiesta mėsa. Paskutinis etapas bus iškelsiu vidinį puodą ir dar kartą perplausiu tada vėl švariu vandeniu paskutiniais 4 litrais, kad jau nuplautų galutinai viską į pačią misą. Na va, baigėsi skalavimas ir temperatūrą pradėjome kelti iki virimo. Tuo metu išjungiame cirkuliaciją. Jau šiuo metu jos nebereikės. Ir iškelsime kažkiek puodą į viršų. Kad nudeginėtų vanduo. Nusileisim žemyn pradžiai. Tai bus saugiau. Ką tada užtenka. Tai va, su 50 litrų puodu neįsivaizduoju, kaip dar reikėtų daryti. Galvoti kažką, aišku. Ar iškeliame vidinį puodą.
ir toliau viskas bėga žemyn. Tuo metu nupiltą visą prieš tai reikia supilti į puodą. Ir pilsim tiesiai per kranelį, per vamzdelį silikoninį, šlangelę ir tiesiai į vamzdelį, kad nubėgtų per salyklą, kuris jau yra nuskalaujamas. Ir suleidinėjam šitą visą turinį tiesiai į apatinį puodą. O tuo metu temperatūra keliama, visa mėsa kaista ir kaista tol pasieks virimo temperatūrą ir prasidės virimo procesas. Va. Tuo metu perpilsime dar 4 litrais. Švaraus vandens salyklą, bet tuo metu, kai faktiškai visa mėsa jau bus nubėgusi žemyn. Tam, kad galutinai nusiplautų, kas dar gali nusiplauti. Čia gražiai bėga. Čia viršuje jau visos nebesimato. Galime užpilti vandenuką. Iš viso buvo užpilta 12 litrų vandens, pildomai prie pačioj pradžiai įpiltų 24. Sumoj gausis netoli 30 litrų mėsos prieš virimą. Beveik tuščias. Į kriauklę. Kadangi turiu suvalkietiško kraujo, tai nemėgstu nei lašo iš šono. Ir visą likutę dar čia supilo. Keletą minučių, iki užvirimo dar tikrai laiko yra. Tegu nuvarva, nes kuo daugiau nuvarvės, tuo daugiau bus alaus. Nu va, baigia nuvarvėti. Dar truputį papresuoju paskutinius lašus. Ir viršutinį puodą galime nukelti. Spausti ir viskas toliau kaista patvirtų. Nu va, gavosi kažkur apie 31 litrą mėsos. Dabar pamatuosim su refraktometru efektyvumą. Taip. Aš visada matuoju preboil efektyvumą. Kas jau paskui gaunasi, taip gaunasi. Taip.
spaudžiu, kad visą šiek tiek atvėstų šaukšteliuose. Rodikliai žiūrime prie 20 laipsnių. Nedidelis kiekis stikliuko greitai atvėsta. Ką mes turime? Faktiškai 13% pagal BRICS. Va, galim paskaičiuoti dabar, koks gausi efektyvumas. Žodžiu, paskaičiuosime mūsų salinimo ir tekinimo efektyvumą. Einame į Brewers Friends puslapį, naršyklę ir refraktometro skaičiuotuvą atsidarome. Mūsų rezultatas buvo 13. Pagal BRICS, reiškia pagal mūsų įprastą skalę 1.053 rezultatas. Tada einam į efektyvumo kalkuliatorių. Metrika, renkamės prie boil, tada gauname 31 litrą. Čia, 0,53 ir tada ką mes saliname. 5 kilogramai. Maris Otter Pale Ale 0,5 dribsnių avižinių. Tada 0,5 best kvietinio ir 0,7 kilogramo best pills. Va, visi skaičiai suvesti ir čia rezultatas mūsų gaunasi 79,15%. Faktiškai, kaip ir minėjau, netoli 80. Tai va, toks mūsų gaunasi pre-boil efektyvumas. O dabar einam virt. Kągi, verda jau kurį laiką. Tuoj sukapsės laikmatis. 60 minučių. Reiškia, pilame pirmą apinių dozę. Aš apinius dažniausiai lutiesi į puodą. Anksčiau dar kartais naudodavau maišelius, sėtelius, bet jau nusispjoviau ir naudoju, verdu taip. Va, sekantis apinių užėjimas bus likus 10 minučių iki virimo pabaigos. Kai apinius sudedu, putų nebegraibau. Iki to, kiek būna putų, stengiuosi nugraibyti, išmest, o kai pradedu apinius dėti, jau putos paliekamus. Tai va, jeigu verda toliau. Artėja laikas antrai apinių porcijai. Va, skambutis, liko 10 minučių. Verime. Kartu likus 10 minučių įdedu aušintuvo spiralę, kad viskas nuvirtų, dezinfekuotųsi ir jau kai misa bus aušinama, jinai būtų be pašalinių mikroorganizmų. Paskutinius 10 minučių virimo. Va, liko 1 minutė.
ir bus galima išjungti. Aš pajungsiu aušinimo. Taip. Viskas. Galim leisti aušinimą. Dabar aušinsim iki 78-75 laipsnių ir įsuksime sūkurį ir subersime paskutinę dozę apinių. Taip, pirmi laipsniai krenta labai greit. Čia mūsų porcijos. Šeši. Dešimt trys. 59. 98. Ir galim prisukti, kad nešaltų daugiau. Taip. Keletą minučių palauksiu ir tada vėl įjungsiu vandenį, kad aušintųsi mėsa toliau. Taip, o čia sanitizerį guli kiti daiktai, kurie bus reikalingi alaus perpilimui ir fermentacijai. Taip, 73,5 laipsnių laikosi. Keletą minučių, jeigu dar pasilaiko. Na, ir galim vėsinti tolyn. Dabar iki kokių 20 laipsnių. Na kągi, atsiaušino jau iki beveik 21 laipsnio. Galima pradėti organizuoti perpilimą. Naudoju aš sietelį. Pirkau jį kaip apinių virimui, tačiau vėliau pradėjau naudoti tiesiog mėsos išpilimui į fermenterį. Prafiltruoti, kad kuo mažiau patektų visokio nereikalingų dalykų. Puode. Prie puodo dar buvo bazuka filtras, bet aš jau niekad nenaudojau, prisiskaitęs atsiliepimų, kad nereikalinga, užsikiša greitai. Čia tai pilnai tikiu, kad užsikiša, nes jau netgi šitas išorinis filtras visai prisipildo pakankamai greitai
visos masės, kas yra puode. Ir šiaip verdant IPA stiliaus alų, kur daug apinių, jisai pakankamai greitai užsipildo ir pradeda sudėtingėti visas perpilimas. Jeigu verdam, sakykim, alų, kuris neturi daug apinių, tai nuostabiai greitai subėga, prasifiltruoja ir ant dugno lieka labai nedidelis kiekis nuosėdų. Tai va, galim pradėti perpilinėti. Pirmas pilimas bus ir ėmė kartu daugiausia apinių nuosėdų ir paskui jos nusės. Ir vėliau aš šitam mėginukį įmesiu, pamatuosiu, koksgi yra OG, originali gravitacija arba tankis. Čia galim pradėti spilti. Kaip jau minėjau, nuosėdas labai greitai užkiša. Pilimas nusimato gan ilgas. Taip. Pirmas pagrindinės nuosėdas iškrapščius. Jau turėtų bėgti viskas žymiai geriau. Piniai čia pradžiai pasipylę per kranelį. Pradėjai bėgas baigti. Kol nepilnai. Čia supilu viską iš puodo, kas jau yra likę ant dugno. Kam nereikės patekti, fermentoriui tas ir nepateks, liks filtriukė. Bet dar nemažai viskas ir pratikės. Va ir viskas. Paliksiu nusivarvėti. Tada bus galima dėti mėlės. Na, atrodo jau iš čia viskas išvarvėjo. Gavosi 24 su trupučiuku litro. Galima. Ir dėti mėlės. Mėlės, kaip minėjau, American East Coast, New England. Anksčiau aš sausas mėlės dar specialiai pildavau į šiltą vandenį prieš pildamas jomis. Tačiau po to nustojau tą daryti ir niekas nepasikeitė. Todėl nusprendžiau to nebedaryti.
vis tiek atsiranda papildoma rizika užkritimam. Truputį pastumsim centro. Skaimame iš sanitizerio kibirėlę. Labai nenori, kad sausos mielės, kurios dar nehidratavo, prikiptų prie šitų detalių. Teliuskavimo būdu bandau jas paskirstyti labiau. Ir priveršti. Viskas galima statyti į vietą. Specialūs marškinukai termo, kurie atėjo su fermenteriu, padeda išlaikyti šilumą kaip patalpoj vėsoką. Arba galima netgi įdėjus į vidų šildymo elementą, kai aplinkui šalta, papildomai šildyti ir palaikyti norimą temperatūrą viduje. Tai toks dviejopas dalykas. Aš šaldytuvę fermentuoju tik tais apatinės, žemutinės fermentacijos mielės, lageriai įvairūs, esu pasakius, darau ypač retai, o viršutinės fermentacijos elius aš stengiuosi fermentuoti kambario temperatūroje, šiuo atveju katilinės temperatūroje. Šiai minutei čia 21,5 laipsnio. Manau, pats tas fermentacijai. Kai užsigazuos ir gali tekti ir pasinervuoti, kad bus per didelė temperatūra viduje. Tai va. Įkišam termometro daviklį į vidų. Ir jungiam į rozetę. Šiuo atveju tai kaip ir kontroleris, čia jau jisai tiesiog indikuoja temperatūrą. Nieko jį nepajungiau specialiai, kad rodytų, kad kontroliuotų ar šildytų ar šaldytų. Tai va. Ir viskas. Ką? Ne viskas. Labai svarbus dalykas. Vožtuvas su manometru, kuris leis pasiekti fermentuojamam alui tam tikrą temperatūrą ir kai jau bus tam tikrą slėgį ir kai slėgis bus viršytas negu užduotas, jis nuleidinės tiesiog viršslėgį lauk. Tuo būdu fermentuojantis bus palaikomas iki 1,5 atmosferos slėgių ir alus puikiai užsikarbonizuos pats savaime. Tai va, marškinukus užtraukiam. Ir šiuo metu viduje 20,6 laipsnio. Ideali temperatūra startavimui. Viskas. Ačiū. Dabar prie fermenterio grįšiu, kai jau reikės daryti dry hoppingą arba sausą apynėjimą. Tada ir susimatys. Iki.
Nugi ketvirta fermentacijos diena. Aktyvioji fazė jau pasibaigė. Faktiškai temperatūra misos jau beveik alaus pradeda kristi. Patalpos temperatūra visą laiką buvo apie 21,5–22 laipsnius. Misos fermenterio vidurėje buvo iki 25 pakilus, dabar 23,8. Laikas sausam apyniavimui. Tai pažiūrim, ką turime. Putos jau beveik nebėra. Fermentacija beveik pasibaigusi. Leidžiam slėgį. Nuleidžiant slėgį visada pakyla puta. O, kaip aktyviai. Tiesiog užvirė. Ir yra du būdai dėti sausam apyniavimui apinius. Arba per šitą vožtuvo skylutę, tai tada užtruktų gan ilgokai, tada tiesa deguonies mažiau papultų į vidų. Arba tiesiog atsukti viską ir vienu metu suberti. Skylė gaunasi šiek tiek didesnė, bet kadangi apinių nemažai, tai šitas būdas greitesnis bus. Taigi, leidžiame iki galo. Nei paruošti. Ir dar vieną porciją. Va. Dabar vėl užsukame. Uždedame vožtuvą ir įdedame termodaviklį. Viskas. Paliekam dar kokiam 3 dienom. Slėgis susikels ir viskas bus gerai. Manau, po 3 dienų galėsim daryti cold crash. Gal netgi po 2 bus matyti. Tai va. Kągi, grįžtame prie savo Nocteron IPA. Tai jau yra šaldamas, cold crashas vykdomas. Dabar 2 laipsnio minuso jau kelios valandos. Ir viskas yra nusėdę. Labai gražiai. Ir pakritęs ir slėgis. CO2 ištirpęs labai nemažai yra. Ir ant dugno visas gražumas nusėdęs. Va, ir belieka tik tais viską išpilti į kegus. 2 kegai paruošti. Tai bus grubiai kegas ir kito koks trečdalis.
Gal pirmiausiai dar reikės ir paragauti, kas čia gavas. Nu, turbūt laikas ragauti, kas gavas. Šito man nebereikia. Kitoja nemažai. Ta netrukus pusės. Neskaidriaus, kaip ir priklauso. Kvapas labai ryškus apimės. Vienas mėgstamiausių kvapų mano. Nu, labai neblogai. Gal kiek per šalta. Tik apie -1 dabar turi. Bet skonis geras. Fantastika. Galim pilti kiegus. Taip, šarnelį jungiam. Pirmą kegą. Elementerio jungiam pusę, o 2 slėgį palaikytų. Tada mėgstu pirmą per žarną bent keliasdešimt mililitrų praleisti ne į kegą. Kad jeigu ir tas bus užsilikę žarnoj, pirmiausia išbėgtų lauko. O tada jungiame prie jungties, kuri yra realiai išbėgimo, tam, kad alus bėgtų per vamzdelį tiesiai į dugną. Ir kuo mažiau putotų. Šiek tiek paleisiu kege esantį slėgį, kad nebūtų atbulinio efekto ir nebėgtų CO2 į fermenterį. Čia rodo 23 litrai alaus. Ir truks keletą minučių, kegas bus pilnas. Šitą kegą pripilsiu pilną, o į antrą trups gal trečdalis. Tai va. Gerai, tegu bėga, netrukdam kart nuo karto vis. Nuleidžiam slėgį kegę, kad jisai priimtų alų į save. Šitas kegas pilnas. Jungiam antrą. Oplia. Nu ir čia netiek daug. Tilps jau.
Viskas. Alus išpiltas, galime įplauti fermentorių ir virti sekantį alų. Visiems sėkmės.